drausti ne tik tėvus, bet ir vaikus. Būtina drausti tėvelius. Kurį šeimos narį svarbiausia drausti gyvybės draudimu? Tai man atrodo mama, nes mama gimdo vaikus ir šeimą pildo. Šeimos galva gal. Tas, kuris išlaiko šeimą. Svarbiausia drausti tėtį arba mamą. Mano manimu. Kad tėtį arba mamą svarbiausia drausti, nes priklauso jam viskas ir mes priklausom vaikai tėvam. Man tai visus, koks yra svarbiausia, visi yra svarbus. Vaiką, dėl to, kad jie yra labiausiai linkę susižaloti. Kadangi šeimos gerovė priklauso nuo šeimos maitintojo, todėl sprendžiant, kurį asmenį drausti pirmiausia, į tai turėtų būti ir atsižvelgiama. Nesgi netekus šeimos maitintojų sugriuvo visa šeimos finansinė padėtis ir svarbiausia, kad būtų apdraustas būtent paminėtas asmuo.